skambinom Žygimantui. Kur to Žygimantas? Šauk Žyga, skambina Ksema. Sveikas, Tomai. Nu, Vaižgus ką tik įvažiavau. Tai važiuok tiesiai po dešinę pusę, bus atšvatą matau. Matai, ne? O, štai ir Žygimantas. O, kaip prezidentą pasitinka. Sveikas gyvas. Nu. Pirmą kartą patračių ūkį. Taip. Kur dovanos? Dovanos. Nu, palauk. Nu, neugai tu šiam rankam atvažiavai. Praeitą kartą gyrės, kad pas tave rapsai labai geri. Nu, gražiai atrodo. Nu, žiūrėk. Pasistaitysiai, paskaičiuosim, kiek pas tave vabalų. Žinau, kad yra pas tave. Kokia rimta gaudyklė. Jo, kad. Ačiū Tomui už gaudyklę. Nu, pažiūrėsim, kaip. Einam, dabar pasižiūrėsim, kaip atrodo mūsų tas kasdienis gyvenimas. Nu. Ir paskiau nuvažiuosim, parodysiu, kaip turi atrodyti tikri rapsai. Gerai, parodysiu, kaip tau. Esame Radviliškio rajone, Vaižgų kaime. Ūkis gana kompaktiškas, 10 km spindulių turime visas žemės. Kultūros, kurias auginame, tai yra žieminiai javai, žieminis rapsas, cukriniai runkeliai. Vasarojaus gali būti priklausomai nuo metų, bet dažniausiai auginame vasarinius kviečius, miežius ir žirnius. Visas mano gyvenimas aplink šitą sukasi, aplink tą ūkį. Ir tikėtina vieną dieną gal būsiu ir ūkio paveldėtojas, jeigu tėvas taip nuspręs. Valti po biškį remontuoja. Tėvukas žvejys yra tavo. Ja, jis mėgsta tokius dalykus. Nu, čia. Metalo daug. Ten rasim Sigitą nusėti. O, Valtrekė. Na, čia. Mūsų prievartas vaisius vargšas sulūžęs. O, remontuoja. Sveikas, Sigitai. O, Talkos. Kas nutiko, Sigitai? Tepalas kažkur, kažkas prasitrynė, kažkas atsipalaidavo. Žinai, kas yra gerai. Svarbu bėga. Jeigu nebėgtų, būtų dar blogiau. Ai, kai sakai, kad bėga, reiškia yra. Jo, yra. Noriu pasinaudoti progą pakviesti į Revydos lauko dieną. Vyks balandžio 24 dieną pas Župerko ūkyje. Vakare pamaitinsim festivalyje ir praleisim gerai laiką, pamatysim laukus Župerko. Gerai, sėkmės. Ačiū. Malonu, kad aplankai. Iki, Sigitai. Santykis su tėvais, konkrečiai su tėčiu, kaip jisai dabar aktyviai vadovauja visam ūkiui, tai šiai dienai turėčiau pasakyti yra geras, nusistovėjusios mūsų jėgos ir pusiausvyros santykis visas. Mes ginčiamės taip, kad gauti geresnį sprendimą. Visada praėjom tokį įdomų galbūt kelią, kol radom būtent kaip dirbam kartu, kaip galima išnaudoti savo geriausias pusės ir kaip galime gauti geriausią rezultatą. Šitas mūsų yra didžiausias išdykėlis. Vienintelis padargas ir traktorius, kuris turi vardą. Pečius arba špyžius, kitaip sakant. Žemės ruošimo darbuose problemų neturim. Mūsų poreikiam jisai darbą padaro ir viskas šikiai. Ir tėtis, ir mama nespaudė niekada eiti į ūkį, nepririšinėjo prie ūkio pačio kaip žmogaus, kaip asmenybės. Žiūrėkit, kaip jis tai gyvenimą susidėlioja, ne? Spaudimą jokio neturėjau būti prie ūkio niekada. Ir šiai dienai aš sėdžiu čia ir mes šnekamės apie Petraičių ūkį. Ta pamoka, kurią labiausiai ir vertinu iš tėvų, kad jie norėjo padaryti man ir, sakykim, savo vaikam pasaulį geresnį ir gražesnį, negu patys turėjo. Einam, pasižiūrėsim, kaip tas mūsų rapsas atrodo. Nugi, gražu. Atrodo. Ką galvoji, ką aš melavau tau? Taip. Tai kaip dato reikia stengtis. Čia, o kaip atrodytų, jeigu būtų rudenį herbicidas nepanaudotas? Pas tai ramunės didelės. Yra biškit. Bet žiūrėk, jeigu būtų visas laukas nepurštas, tai čia žaliuota pas tai. Tai čia puikiai kontrolė yra pamatyti, kaip veikia. Nu, pas tave čia gražiai. Jo.
O ką tu čia padaręs esi? Tai daviau litrą karekso ir iš tikrųjų gana neblogai susitvarkė su to augumu. Iš esmės rapsui kaip ir pradžio azotą su kaip ir atidavęs. Pagal tankumą, kiek aš matau, ne, tai čia azoto nereiktų persistengti. Tu pažiūrėk vien jau tavo karekso darbą, žiūrėk, kiek šoninių uglių suformavęs. Jo, visas augimas prasidėjo. Žiūrėk, kaip gražu. Ką padarė kelios šiltos dienos. O dėl trumpinimo galvoju Juventuso 0,5 litro su Reviona. 7,5. O kaip pas tave atrodo dabar rapsai? Ai, pas mane iš dalies biškį ir gėda jau prieš tavo tą rapsą, taip. Šiandien kaip tik baigiam paskutinę trąšą mesti. Kiek vandens. Pilnos vėžės, kiek išsipjojam jau. Kas labiausiai gąsdindavo, tai atsakomybė vis dėlto. Tai yra didelės investicijos, yra brangūs sprendimai ir tos padarytos klaidos jos gali labai daug kainuoti ir kartais supuola tokie metai, kad gamta eina prieš žmogų, prieš ūkininkavimą. Žinoma, yra buvę, kad būdavo šlapių metų, reikia derlių nuiminėti, kombainas kliumsta, jisai lūžta, turėdavom vieną kombainą. Didžiuliai nuostoliai, kadangi vėliau po lietaus nuimti grūdai, kviečiai, rapsas išbyra, kviečiai praranda kokybę. Čia yra didžiausias iššūkis, kokį tik tai galime turėti, ūkininkaujant. Čia bus burokai, cukriniai runkeliai. Ne, pas tave tai čia sausas, pas mane dar galvo. Papačia, šiaip drėgmė. Ne, drėgmė yra, bet viršus visas sausas kartu. Bijo. Cukriniai runkeliai padeda išskaidyti rizikas iš tikrųjų toksai. Kartais jeigu žemkenčiai neužauga arba jie įšala, cukrinis runkelis sėjasi pavasarį. Jeigu jie gražiai sudygsta, daug drėgmės yra, vadinasi mes turėsim gana neblogą derlingumą. Gerai, važiuojam į kviečius. Nu, nežinau, pas tave čia biškį spalvų margo. Nesikabinėk. Pasižiūrėk, nu, va. Nori prie kažko priskabinti, ne? Nu, vis tiek reikia. Skauda tau dėl to rapsas. Skauda. Nu, tai. Žiūrėk, kaip pradžiai išsikrumėjo. 4 stiebai. Ligos septoriozės turi mane, bet čia žiūrėk, va, ir miltligės. Jeigu bus toksai va šiltas pavasaris, tai tas purškimas bus toksai. Medex Maxas su cikoceliu ir paskiau Balaya Flex Plakas. Matosi, bambliukas lyg nori kilt nuo krūmėjimas į mazgą. Bet iš esmės, nu čia prieš 2-3 dienas. Aš manau, pokytis yra kokie 2-3 mm per 2 dienas. Ko anksčiau paduosi, pradėsi pirmosius bamblių atitrūkinėjimus stabdyti, tai tu turėsi pagrindą gerai sutrumpinęs. Kol turėsim apačią storesnę, labiau sustumtą, to mes turėsim stipresnį stiebą. Šių metų pavasaris, man jisai yra geras, mes visi pasidarėm daug darbų. Pavyzdys, pasižiūrinti Tomo situaciją, pas jį darbai lėtėja vien dėl to, kad gyvenam to pačioje Lietuvoje, o klimatinės sąlygos visiškai skirtingas. Pas mus sauso dulka, pas jį šlapia traktoriai skęsta. Ir, žinoma, pagrindinis mūsų iššūkis yra visada gamta. Supratau, o tai su herbicidais ką tu čia padaręs? Rudenį pontusą, 0,6 litro į hektarą. Idealiai suveikęs, ne? Švaru? Taip. Labai gražus skaičiai. Aš manau, kad su laiku datai kai pasistyps, augimo reguliatorius sudirbs, tai čia bus idealus laukas. Tikslai turėti geresnį derlingumą negu Tomas. Pagrindinis šių metų iššūkis, neslėpsiu to. Po kol kas, žiūrint iš šios tuos metus ir kaip viskas klostos, aš nusiteikęs optimistiškai. Gerai. Turim ginklą, kaip nugalėti Tomą, kaip pagerinti kokybę. Šiaip maniau, kad bus blogiau, bet iš tikrųjų vaizdas geras. Žieminiai kviečiai žaliuoja, patrešti, pamaitinti. Žieminis rapsas tenka pripažinti, kad pas tave tikrai gražesnis visai, bet aš manau, kad su tuo metai nesibaigia ir dar viskas keisis. Ačiū Tomai, kad aplankei. Kitą kartą susitiksim Revido lauko dienos festivalyje, balandžio 24 dieną, Kėdainių rajone. Būtinai ten susitiksim. Pas mane kviečiai ir miežiai. Mano akiai atrodo geriau, lyginant su Žygimantu. Tačiau dėl rapsų man tenka pripažinti, pas mane iš po žiemos yra prastesnė situacija, nes turiu naikinamų plotų. Bet metai dar to nesibaigė ir bus daug klimatinių sąlygų, manau, kurių mes tikrai nenuprognozuosim. Tačiau metų gale pamatysim, kas bus toliau.